Tikimasi, kad bent dalis iš 500 visoje Lietuvoje Turto banko valdomų pastatų galėtų tapti priedangomis. Augustė Valantinavičiūtė pasakoja ir apie tokius objektus, ant kurių yra priedango ženklas, bet niekas nežino, kaip į tą priedangą patekti. Telšių rajono savivaldybėje, kaip ir daug kur, priedangų trūksta. Jei kiltų ekstremali situacija, čia neturėtų kur pasislėpti per 20% gyventojų. Daugiau nei 40 000 gyventojų mes turim ir reikia 60 mieste ir 40 kaime visus sutalpinti. Sudėtinga. Dar prastesnė situacija Panevėžio miesto savivaldybėje. Čia priedangų pritrūktų daugiau nei pusiai visų gyventojų. Tačiau meras tokius skaičius neigia. Jų turim pakankamai, tačiau mes atsakėm, kad lipduką klijuosim tik tada, kai atsiras konkreti tvarka patvirtinta. Panevėžio meras įsitikinęs, kad pasiruošimui palikta per mažai laiko, o ir institucijos sunkiai geba viena kitą išgirsti. Viskas kaip ir atrodo popieriui gražiai, bet realiai pagalvokim, šiandien jeigu reikėtų, tai visos tos priedangos tiesiog įsijungus sirenam bus užrakintos. Telšių meras papildo, mažesnėse savivaldybėse esą nėra tiek galimybių kurti priedangas. Susidurėm taip su problemom, kadangi mes neturim požeminių aikštelių, mes neturim kažkokių tai praėjimų požeminių, kuriuose galėtų irgi, tai mes tik tai turim visuomeninius pastatus, kuriuose galim tokias slėptuves padaryti. Vis dėlto ir didmiesčiuose didžioji dalis priedangų bei kolektyvinės apsaugos statinių mokyklose ir darželiuose. Tačiau ne visos mokyklos prieglobsčių gali tapti. Štai Žygimanto Augusto progimnazijoje ženklas, nurodantis priedangą bei kolektyvinės apsaugos statinį yra, o pačioje mokykloje erdvės, kur slėptis niekas parodyti negali. Ir ši mokykla nuo civilinės saugos specialistų viena iš daugelio tokių nežinioje paliktų įstaigų. Jiems irgi kyla klausimų ir tiem patiem gyventojam, kaip pakliūti naktimis, vakarais, savaitgaliais į tas priedangas, kolektyvinės apsaugos statinius. Reiškia, kaip ten operatyviai viską organizuoti, tą gyventojų priėmimą, kur maitinimas organizuojamas bus, kur apgyvendinimas. Net ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sutinka, kad šiandien tikrai ne visi priedangos ženklų pažymėti statiniai gali užtikrinti saugumą. Taip, mes turime priedangų, kurios galbūt neturi visų reikalavimų, neturi ventiliacijos sistemų, neturi priešslėginių vožtuvų ar, sakykime, sandarių durų, bet tai jos yra ženkliai geriau negu būti kažkur atviroje erdvėje, esant pataikymui raketos kelių šimtų metrų spinduliu. O vidaus reikalų ministerija siūlo išeitį – bendradarbiavimą su Turto banku. Mat jam priklauso 550 potencialių priedangų. Sutarėme, kad per kažkur tai 3 mėnesius mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai kartu su Turto banku peržiūrės visus tos objektus, įsivertins jų būklę ir tada užtikrins tą procesą, kad tinkami objektai būtų įtraukti į sąrašus. Turto bankas tinkamų pastatų turi net ir šiuo metu sunkiai priedangas randančiose savivaldybėse, tokiose kaip Telšiai ar Panevėžys. Tam tikslui gali būti pritaikomi tiek rūsiai, tiek pusrūsiai. Tai yra iš esmės patalpos, kurios ir dabar yra naudojamos Turto banko klientų, jos yra įveiklintos. Vis dėlto civilinės saugos specialistas tikina, kad svarbu ne tik priedangų skaičius, bet ir tai, kad žmonės mokėtų jas rasti ir jomis naudotis. Visos teorijos geriausiai pasimato, kaip jos veiks per pratybas arba realios situacijos metu. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis Lietuvoje šiuo metu yra 3310 priedangų. Juose nuo oro pavojaus galėtų pasislėpti 31% šalies gyventojų.